Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Raudonasis Lapinas, na ir šiandien pasimokinsime, kaip susikurti paprastą Minecraft Vanilla serverį. Tad nieko nelaukiam ir važiuojam! Gerai, tai ką pirmiausiai reikia padaryti, tai keliauti į savo naršyklę, paieškoje suvesti redfoxcloud.com, spausti mygtuką prisijungti, tuomet spausti mygtuką registracija, suvesti savo vardą, pavardę, pašto adresą, kitus reikalingus duomenis, perskaityti privatumo politiką ir serverių nuomos sąlygas ir taisyklės, sutikti ir spustelti mygtuką registraciją. Tuomet jums turėtų į L-paštą atsiųsti L-pašto patvirtinimo laišką, tai L-paštą taip pat pasitvirtinam ir tuomet jau galėsime savo prisijungti. Kadangi Lapinas jau tą padaręs, tai vienu mygtuko paspaudimu tiesiog prisijungia prie savo valdymo pulto. Na ir štai čia jūs matote pagrindinį valdymo pulto langą. Kaip matote, Lapinas jau yra nusipirkęs paslaugą, todėl jis mato savo paslaugą štai čia aukštai. Pas jūs čia turėtų būti tuščia, tačiau jūs matysite visas naujienas ir žinoma serverių statistiką bei būklę. Ką mums reikia padaryti dabar, tai keliauti į paslaugos, žaidimų serveriai ir Minecraft hostingas. Na ir kai atsiveria štai toks langas, slenkame šiek tiek žemyn, kaip matote turime du hostingo planus, tai Minecraft Lite ir Minecraft Pro. Lapinas žinoma rekomenduoja rinktis Pro variantą, nes Pro variantas palaiko ir Bedrock Edition versijas, taip pat modpackus, na ir turi duombazę, kas aktualu įvairiems serveriams su, sakykime, didesnėm modifikacijom ar netgi kažkokiems ir didesniems projektams. Tai spaudžiame užsakymas. Pasirenkame norimą ramų kiekį, pasirenkame norimą laikotarpį, spaudžiame tęsti, susigeneruoja mūsų krepšelis, štai yra kupono vieta, tai jeigu įrašysite 5%, gausite 5% nuolaidą, rekomenduoju pasinaudoti. Na ir žinoma, perskaitome privatumo politiką, pirkimo grąžimo sąlygas ir taisyklės, spaudžiame susipažinau, spaudžiame taip, susigeneruoja žodžiu užsakymas ir galite pasirinkti, kuom norite apmokėti. Balansu, banko kortelę, pačiu banku arba, sakykime, kitais būdais, tai kokios nors, parduotuvės terminale, pavyzdžiui. Na ir kai viską susitvarkysime, grįžtame į valdymo pulto pagrindinį langą, paspaudę valdymas mygtuką. Na ir sugrįžus čia, paslaugų skiltyje, matysite, kad turite vieną neaktyvią paslaugą. Tai kai paspausite čia, tada jums iššoks toks kitoks truputėlį langas, pasirinksite Lietuvos serverį, žodžiu viską susikursite ir tada jau finale matysite štai tokį langą, kokį matau dabar aš. Tai pirmas dalykas, ką reikia padaryti, tai nukeliauti į instaliacijos. Štai čia, kaip matote, turime naujausias instaliacijas, populiariausias, žemėlapius, originalias versijas, Bedrock Edition, resursų paketus ir netgi modifikacijas. Jų čia turime tikrai labai daug ir jūs jas visas gaunate kartu su Pro planu, tačiau dabar pakalbėkime apie originalias versijas. Tai aš noriu 1.24 pačios naujausios, spusteliu čia, pasirenku pilnai perrašyti serverį, ir spusteliu mygtuką įrašyti. Na ir štai įsirašė mūsų serveris, tai dabar yra du keliai. Jeigu jūs naudojate paprastą Minecraft'o versiją, kuri yra originali, yra pirkta iš oficialaus Minecraft puslapio, tai iš esmės nieko daryti kaip ir nereikia, tiesiog spaudžiate pagrindinis, nusikopijuojate serverio IP, susivedate į savo Minecraft'o žaidimą patį ir keliaujat žaisti. Tačiau jeigu jūs turit, sakykime, nelegalią Minecraft versiją, tai dabar ką reiktų padaryti, tai grįžti į pagrindinis, išjungti serverį. Kaip matote, serveris jau yra offline, tuomet keliaujam į nustatymus. Štai čia susirandame eilutę, kuri turėtų būti štai čia online mode. Ir čia bus padaryta true, o mums reikia pakeisti į false. Kaip matote, Lapinas truputėlį jau yra paskubėjęs ir pasikeitęs viską į false. Spaudžiame išsaugoti, grįžtame į pagrindinį, įjungiame serverį, keliaujam į konsolę.
Štai čia turėtų tuoj pasirodyti, kad mūsų serveris yra įjungtas. Na, va, laukiama, kraunasi, kuria pasaulį. Taip, timings reset, vadinasi viskas jau užsikrovė, tai grįžtame į pagrindinį, nusikopijuojame savo IP adresą ir keliaujame į žaidimą. Na štai ir įsijungime savo Minecraft žaidimą, tai spaudžiame multiplayer, spaudžiame add server arba direct connection, aš prisidėsiu savo serverį čia, tai spaudžiu add server, užsivadinsiu Lapino urvas, įklijuoju savo IP adresą, spaudžiu don ir kaip matote serveris veikia, spaudžiame prisijungti ir štai mes jau esame šiek tiek kitam pasauly. Tai va taip va paprasta susikurti Minecraft serverį, viskas puikiai veikia, viskas labai šaunu. Tai jeigu jums patiko ši pamoka, būtinai paspauskit like, žinoma prenumeruokit mūsų kanalą, nes tų pamokų bus tik daugiau ir daugiau. Na, o taip pat būtinai į komentarus parašykite, galbūt yra kažkokia specifinė pamoka, kurios jūs norėtumėte, kaip tarkim, kaip vat įsijungti Minecraft shaderius ir kad štai būtų toks gražus dangus arba judėtų medžių lapai ir toks vanduo būtų gražus. Tai būtinai skaitysime visus jūsų komentarus, Lapinas juos peržvelgs ir pačias įdomiausias pamokas tikrai atsirinksime ir žinoma Lapinas jas padarys. Tai ačiū visiems už dėmesį, tikiuosi ši pamoka patiko ir iki kitų susitikimų. Čiau!